Sveiki, laba diena. Labą dieną. Labai smagu matyti žmonės, kurie jungiasi iš anksto. Paprastai būna laukti 5 minutės, 6. Roma, jūsų mikrofonas girdite kažkoks kaip glarbėjimas, kaip po vandeniu. Bet pabandysiu, kad būtų už. Aha. Visas gerai, nes šiandien mikrofono kameros nebūtinai reikia. Tai nėra kažkokia paskata, kur reikia visiems šokti, dainuoti, kažką paklausau. Bet kadangi esam daug mūsų, tai tiesiog kad būtų efektyviau naudotum chatą. Okay. Tai tada gal porą minučių, kol visi prisijungs, ir tada pradės. Gerai, tai va, tai malonu visus susipažinti, visus matyti šiandien. Šiandien kalbėsime apie melagingas naujienas, apie žmonės, kurie meluoja su intencija arba be jos. Tvarkysim. Tai va, tai šitas renginys webinaras yra projekto sklaidos mokymų viena iš veiklų. Projektas vadinasi FACT, kas reiškia, kad jos siekiama ugdyti supratimą ir tiesos tikrinimo svarbą ES kontekste. Tai šiek tiek apie mūsų asociaciją ir projektą. Tai esame socialinis efektas asociacija, dirbame nuo 2019 metų su ES projektais, daugiausia su jaunimu, savanorystė ir praktikom. Asociacija buvo sukurta tam, kad skatintų jaunų žmonių, studentų, mokinių profesinį ir asmeninį tobulėjimą. Ir aš pats gana aktyviai dalyvauju Erasmus programoje, mokymuose, mainuose, rašant projektus. Ir per kelionę supratau, kad iš tikrųjų lietuviams, ypač jaunimui, reikia suprasti, kad ES yra atvira visi ir kad ir Erasmus iš tikrųjų yra kur kas daugiau negu tik tais praktikos ir mainai. Aš atsiprašau labai, bet labai kažkaip trūkčioja jūs. Girdime, pakankamai sunku suprasti. Gal galima būtų mikrofoną kitaip perjungti, gal padėtų? O dabar kaip skamba? Daug geriau. O, tada taip ir palaikysiu. Tai va, ir vienas iš mūsų pirmųjų projektų, kas yra susijęs su ES piliečių lygybės teisių ir vertybių programa. Tai yra tai, kad šio projektu siekiama lavinti jaunų žmonių ir visuomenės kritinį mąstymą. Nepaslaptis, kad yra daug propagandos, daug melo, labai mažai kas reguliuoja tą informaciją, kuris sklinda aplink mus, ir aš girdėjau iš nuomonių ir registracijoje, kad yra daug aplinkui informacijos ir mes nežinom, kaip ją įsivertinti, kaip ją vertinti ir atsirinkti, kas iš tikrųjų yra tiesa. Kiek ekspertai kalba, kad tai yra be galo iš tikrųjų sunku, yra daug įrankių, kurie tai daro už jūs irgi. Tačiau mano manymu, mano patirtimi tiek kiek bendrauju su ekspertais, kritinis faktorius esame mes, tiek kiek mes esame pasiryžę tuo metu tą informaciją vertinti. Tai apie projektą, į jį yra įsitraukusios 9 šalis iš ES, vien tam, kad skatintume ES piliečių dalyvavimą demokratinėme ir pilietinėme ES gyvenime, ir skatintume demokratiškų vertybių ir kritinio mąstymo veiksmus.
Manau, niekas nenori antro Brexit Europos Sąjungoje, nors kiek, kad šneka apie Vokietiją, Vengriją, galbūt netgi Lenkiją. Bet tikiuosi mes to išvengsime, nes iš tikrųjų Europos Sąjunga visiems duoda daug naudos. Taip, pagrindinės mūsų veiklos tai yra švietėjų mokymas apie žaidybinius metodus. Dirbame su mokyklomis ir statėme joms, apmokėme mokytojus, kaip kūrybiškai naudoti kažkokius tai mokymų principus ir darėme parlamento simuliaciją su mokiniais, mokėme juos tai, kaip veikia ES parlamentas, kaip yra priimamos politikos ir kaip vyksta debatai. Po to, ką mes darome taipogi su ekspertais, tai yra turime politikų ir rekomendacijų rinkinį, tai bus šio mėnesio gale 2 debatai, arba bent jau vieni tai tikrai, kurių metu nagrinėsime būtent žiniasklaidos, socialinių tinklų, informacijos įtaką ir jos teisingumą, tiesumą, kaip mes ją vartojame ir ką būtų galima padaryti, kad to melo būtų vis mažiau. Ir žinoma, skatinti dalyvavimą ES rinkimuose. Mūsų tikslinė grupė yra jaunimas, studentai, mokiniai ir švietėjai. Ir bandome pasiekti aplamai didžiąją visuomenės dalį, kad skatinti žmonės atkreipti dėmesį, kad ne viskas, ką matome laikraščiuose, ką girdime per radiją, kuo dalinasi mūsų draugai ir kolegos, yra. Tai ko šiandien tikėtis? Visų pirmiausia, tai gauti šiek tiek koncentruotos informacijos apie melagingas naujienas. Orientacinis laikas yra valanda, tačiau tai priklausys nuo to, kaip seksis, kiek turėsim diskusijų ir klausimų. Sužinosite, kaip veikia įtaiga. Aš asmeniškai esu sertifikuotas NLP neurolingvistinio programavimo treneris ir pastarosius 7-8 metus ypatingai domiuosi įtaiga, kaip žmonės priima sprendimus, kaip veikia reklama, kaip veikia manipuliacijos ir iš tikrųjų man tai yra kažkas ypatingo. Nuo to priklauso realiai mūsų gyvenimas, mūsų požiūris, mūsų vertybės ir tai, kaip mes galvojame ir žinoma mūsų rezultatai. Tai šiek tiek įžvalgų apie tai, kaip veikia neurologija. Ir pabaigoje supažindinti su naujienų informacijos vertinimo įrankiais. Kokius klausimų, pageidavimų galėsim padaryti ir antrą sesiją. Judame toliau. Ledams pralaužti. Šiek tiek klausimas jums. Šiandien, kalbant apie pirmadienį, jeigu būtumėte gyvūnas, koks gyvūnas būtumėte? Parašykite į čatą. Pažiūrėsim. Aha, Indrė būtų katė. Paukštis, kelelis. Šuo. Ko gero, aš irgi šiandien būčiau šuo. Toks motyvuotas, nusiteikęs visai savaitai, dramblys. Kodėl dramblys, Jovita? Ką simbolizuoja dramblys jums? Klausite sienas? Kaip kiti, jeigu šiandien būtumėte gyvūnas, kalbant apie pirmadienį, koks tai būtumėte gyvūnas? Jeigu daugiau niekas nepasakė, galime judėti į priekį. Trumpas video apie tai, kas yra melagingos naujienos.
kad visi būtume ties tais pačiais apibrėžimais. Garsas girdisi? Žinokit, matom jūsų skaidrę. Tai jeigu perjungiat šią, tai nematome dar. Aha, tuos. Matomai. Turėtų būti viskas gerai. You've probably heard this term. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. But what exactly is fake news? And more importantly, why should you care about it? Let's start by looking at its history. Well, wait, that wasn't a shadow. Something moving. What? It's standing on legs. Those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. While fake news is nothing new, the internet has made it easier than ever for fake news to spread and even happen in the first place. Here's why. Before the internet, most people got their news from the paper, radio, or television. Because there were fewer sources providing news, it was in the best interest of each to be as reputable as possible. But with the internet, news moved online. Suddenly, anyone could post information on places like Facebook and Twitter. With so much information coming at us from all angles, it's easy to get duped. Especially when articles are made to look like verified news sources. People generally believe it to be true because it looks like news. This is happening more than ever. In fact, studies show that 75% of people who see fake news think it's real news. It can be really hard to tell when something is fake. Even our own eyes can be tricked. This is called a deepfake. Videos like this one use artificial intelligence to make it look like someone is saying or doing something they never actually did. Being duped by false information can have devastating effects on society and our democracy. That's why it's more important than ever for you to know what fake news is, be able to recognize it, and know how to stop it from spreading. So back to our original question, what is fake news? Fake news is when news, stories, or hoaxes are created to deliberately misinform or deceive. It also helps to know what fake news is not. News you don't like or simply don't agree with is not fake news. Stories that poke fun at real news, on parody sites for example, are not fake news. Opinion pieces on news sites are not fake news. And honest mistakes are not fake news. Still, recognizing fake news is hard. That's why it's up to you to be critical of what you see and hear online. A good way to do this is by using the CRAFT test. Find out if the article is current. Sometimes old articles are recirculated online. Ask if the site where the article is posted is reputable. Open a second tab on your computer and look into the site that hosts the article. Find out who the author is. Is it a person with verifiable credentials? Find out the purpose or point of view of the article. Is it trying to sell you something or convince you of their position? Finally, you can always use plain old common sense. If you see something online that makes you scratch your head, then it's time to start doing some sleuthing. These sites can help. It can be easy to be tricked online, but if you're smart and ask questions, you can stop fake news in its tracks. Whatever. Na va, kaip kalbėjo video, anksčiau buvo kur kas lengviau. Anksčiau buvo kur kas lengviau vertinti informaciją, iš kur neateina, kas ją dalyjasi, nes tų šaltinių buvo kur kas mažiau ir įvertinti buvo daug lengviau. Ir tuo pačiu visų tų propagandos melo buvo netgi mažiau intencijos. Šiais laikais to yra kur kas daugiau. Tai kuomet tų šaltinių daugėja, jie plečiasi ir tuo pačiu pasiekia mus kur kas lengviau. Kalbu apie socialinius tinklus, darosi dar sunkiau visą tai vertinti. Ypatingai dėl to, kad daug tos informacijos,
kurią mes matome, dalis mūsų draugai ir artimieji. Kaip statistiškai minė, kad 3/4 žmonių, kurie mato naujienas, kurie mato melagingas naujienas, mano, kad jos yra teisingos. Va, tai 75% iš mūsų kartais pagrybauja. Tačiau gera pusė yra ta, kad visi mes esam švietėjai, edukatoriai ir esam įpratę tikrinti studentų darbus, pažiūrėti, kiek jų informacija, kurią rašo savo skaitimuose, yra originali ir plagiuota. Ir tai jau suteikia mums tam tikrą pranašumą, privalumą prieš standartinius, prieš statistinius žmonės iš gatvės. Va, tai vien tai, tas nuolatinis įpročio ugdymas, vertinti informaciją kritiškai, jau yra didžiulis postūmis į priekį. Dar kas svarbu yra prisiminti, yra tai, kad tai, kas mums nepatinka, nebūtinai yra dezinformacija ar melas, ar kažkokia intencija mus apgauti. Manau, visi ar randame internete informacijos, kurie atrodo, kad nesąmonė mums nepatinka, nes yra prieš mūsų vertybės ir prieš mūsų idėjas. Visai neseniai turėjau pokalbį su savo teta, jinai yra Britanijoje, ir kalbėjome apie Ukrainą, apie karą Ukrainą ir kiek jisai yra tikras, kiek jame yra rūko. Ir tai, ką jinai sakė, man nepatiko ir aš natūraliai galvoju, kad tai yra nesąmonė. Jinai prisižiūrėjo kažkokių tai naujienų, žinių Britanijoje, Londonas, kas ten žino, kad jie mato. Va, tai natūrali mano reakcija buvo, kad jinai kalba nesąmonės. Ne tai, kad aš esu, kad aš klystu, bet iš to kažkas kitas. Va, mes turim atsispirti tam pirmam instinktui, tai pirmai reakcijai, kad kažkas kalba nesąmonės, meluoja ir tik mes žinom, kas yra teisinga. Atvirai kalbant, pasikalbėjau su dar keliais žmonėms ir ta informacija, kurią jinai minėjo, pasirodė kažkiek teisinga, kažkiek patikrinta. Tai va, tai jeigu būčiau ir toliau tikėjęs tik tai savo nuomonę, galbūt savo žinių praturtinęs ir nebūčiau. Tai va, tai ta pirmoji reakcija kartais, sakyčiau, galbūt netgi dažnai mums pakiša koją. Tai va, dar svarbu ir atskirti, kokios yra melagingos naujienos ir jų formos. Pirmiausia, tai yra klaidinga informacija. Tai yra patikrinama melaginga informacija, kuri skleidžiama nesiekiant suklaidinti arba kuria dažnai dalimasi, nes naudotojas nežino, kad tai tiesa ar melas. Šiandien norėčiau pasidalinti vienu klausimu. Kaip manote, kokia yra populiariausia, didžiausia religija pasaulyje? Šitą klausimą aš gavau iš savo filosofijos dėstytojos bakalaure, kolegijoje, pačios pirmos paskaitos metu. Kokia yra didžiausia, populiariausia religija pasaulyje? Kaip manot? Galite pasakyti, galite parašyti. Labai mažai šansų, kad atspėsite, bet visi mes klystam, mes irgi tuo metu spėjom islamas, spėjom krikščionybė, katalikybė, spėjom dar, kad kas dar iš religijų. Budizmas, spėjom ir budizmą, hinduizmą spėjom. Žiniasklaida, čia jau out of the box mąstymas. Žiniasklaida artėjam link tiesos, šiek tiek šilta. Šito spėjimo dar nebuvo, gal kažkas atspės, būtų visai įdomu. Didžiausia religija pasaulyje. Internetas. Šiltėjam, labai gerai.
politika ir pinigai. Mes jau čia einame į debatus ir manau, kad arti atsakymas yra, arba bent jau atsakymas, kurį žinau iki šios dienos, yra tai, kad mokslas yra didžiausia pasaulyje religija. Ir atvirai dėl to, kad mes negalim patikrinti visų faktų. Prieš mėnesį vedžiau pamoką mokiniams Pakruojį. Ir klausiau, žemė apvali, kvadratinė ar plokščia. Visi kaip sutartinai apvali, aišku. Ir aš tada klausiau jų, ar buvote kosmose, ar sėdėjote ant mėnulio ir ar matėte, kad yra tikrai apvali. Žinoma, nei vienas nematė ir nei vienas nebuvo. O čia įslypi visas kabliukas, visa paslaptis mokslo, kad mes negalim patikrinti visų faktų. Mes turime kažko tikėti, kažko pasitikėti ir tikime tuo tol, kol tai yra paneigta. Ir vienas apibrėžimas, kuris man yra tikrai įstrigęs kaip apibūdinamas mokslas, tai yra ateities spėjimas remiantis praeitimi. Aš turiu užsirašęs irgi, kad kai ta tema išeina, ta idėja irgi dalinasi, mes bandom nusispėti, kokia bus ateitis remiantis praeitimi. tą darome kasdien, nuolatos visi mokslininkai tą daro ir kasdien paneigia tai, ką jie manė, kuo jie tikėjo anksčiau. Tai va, tai tikiuosi šitie porą faktų jums buvo negirdėti. Tai kas svarbu, klaidinga informacija. Taip. Ne. Jam toliau. Tai klaidinga informacija nebūtinai yra. Tai mes atsimenat, čia šnekėjom apie atnaujinimą ir derinom atnaujinimą su jumis ir jisai gruodžio mėnesį buvo atnaujinęs. Tai nes Viktoras atsisakė. Kažkieno mikrofonas girdisi. Komitete. O visi kiti tie, kurie liko, tie sutiko būti komiteto nariais. Ir mes čia jau šitą derinom su gruodžio mėnesį. Agne, turbūt jūs. Net ne gruodžio, anksčiau. Na, sprendė problemą. Kad tai būna, kad mikrofonai girdisi. Tai va, dezinformacija yra melaginga ir klaidinanti informacija, kuri pateikiama, skleidžiama siekiant ekonominės naudos arba siekiant tyčia sugadinti visuomenį. Tai yra kur kas didesnė tikimybė ir noras pakenkti visuomenį. Šiek tiek pasakysim. Tai čia šiek tiek klaidinga informacija, dezinformacija yra šiek tiek mažiau žalingi, tačiau tai daro neigiamą įtaką visuomenei ir mums. Kiti du variantai tai yra tai, kad netinkama informacija, tai yra faktiškai teisinga informacija, kuri naudojama žalingai. Tai ką dažnai naudoja politikoje, žiniasklaidoje, žurnalistai, tai yra jie iškraipo faktus, apkarpo nuotraukas, iškarpo interviu dalis, kurios yra skandalingos, prieštaringos ir taip patraukia mūsų dėmesį. Kad mes žiūrėtume, dalintumėmės ir žinoma, jie už tai gauna savo naudas. Ir pats blogiausias naujienų šaltinis tai yra propaganda, kuri yra įtikinimo strategija, ideologiniais tikslais siekiant skatinti tam tikrą idėją, principą, doktriną, priežastį ar praktiką. Tai propaganda nebūtinai yra tai, ką mes matome kasdien, ką pasime, yra daug būdų, kaip propagandą skleisti subtiliai, nepastebint. Iš praktikos žinau, kad bent jau norint pasisakyti naujas idėjas žmonėms, viskas, kokia tai yra pirmiausia pasėti dvejonę, kad kažkas, ko mes tikėjome, yra tiesa. Ir antras faktorius tai yra nuomonių išsiskaidimas. Jeigu tai yra, tie du
parametrai yra kur kas lengviau skleisti propagandą ir ją infiltruoti į žmonių mąstymą. Tai va, tai dar irgi kas svarbu yra tai, kad propagandos naudingų naujienų taikiniai daugiausiai yra jaunimas, jauni žmonės iki 30 metų, nes jie dar neturi savo tokių stiprių nuomonių, patirčių, šaknų, įsitikinimų ir vertybių, dėl to jiems yra kur kas lengviau priimti naujoves, naują informaciją, prie jos prisitaikyti ir žinoma, tai turi ir gerų pusių ir turi šiek tiek žalingų pusių. Dėl to jie yra tie pagrindiniai taikiniai visuomeniai, kuomet siekiama įskiepyti naujas idėjas. Kasgi yra faktų tikrinimas? Faktų tikrinimas yra procesas, kurio siekiama patikrinti informaciją, yra teisinga ar klaidinga. Tai galima daryti klausiant tai, kas yra autorius, kaip ir minėjo video filmuke, kad yra CREP testas, kuomet klausime, kas yra autorius, ar šaltinis yra teisingas ir patikimas. Ir pakite galbūt rankas, kiek iš mūsų tikrina, kuomet skaitome naujienas, kas yra autorius. Man tiesiog įdomu pamatyti, ar aš vienintelis, kuris labai dažnai netikrina. Aha, yra šiek tiek mūsų, kurie netikrina. Tai va, tai kas irgi svarbu yra skirti šiek tiek laiko toms naujienoms, kurios yra įtartinos ir patikrinti, kas jas rašo. Ir kuomet mes tai darome, pastebėsime, kad labai daug naujienų autoriaus neturi. Neturi nei autoriaus, nei datos. Ir atvirai kalbant, taip yra dėl to, kad jie patys nežino, iš kur ta informacija yra atėjusi. Arba jie nenori jos atskleisti. Tai va, tai matome naujienas, kurios neturi nei laiko nuorodos, nei autoriaus. Geriausia tiesiog yra ją pamiršti, pasijuokti arba mažų masę patikrinti jos nuorodą internete. Antras dalykas, galima daryti, kaip patikrinti faktus, yra paklausti, kokie yra įrodymai ir ką sako kiti šaltiniai. Patikrinti faktus yra gan sudėtinga, kartais reikia ieškoti patikrintų šaltinių, naujienų šaltinių ir žurnalistų, kurie dalyjasi panašiomis naujienomis, nes yra tiek bendros naujienos, yra tiek specifinės tam tikros srities. Tai būtų politika, finansai, sportas, kriminalai, geopolitika ir panašiai. Va, tai nežinau kaip jūs, tačiau mano praktika, ką aš darau, kad pasiekčiau tikslingas naujienas, kurios yra patvirtintos, turiu nuorodų šaltinius, nuorodas į šaltinius, kurie yra patikrinti. Jeigu kažkur Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e matau kažkas dalysis tokia įdomi, kontroversišką informaciją, vis laiką einu į savo specifinių šaltinių tinklus, svetainės ir patikrinu, ar jie pasidalina kažko panašiu. Jeigu ne, vadinasi, tai nėra tiek svarbu, arba tai yra melas. Trečias dalykas, ką galima daryti, tai yra paklausti, kokie yra šaltiniai patikimi. Na, čia, manau, visi esam dėstytojai, švietėjai, tai tas yra standartiškai. Visi tą darome ir žinome, kur galima kreiptis patikrinti naujienas. Toliau, ką galima daryti rankiniu būdu, tai yra patikrinti tekstinės ir vaizdų, teksto ir vaizdų paieškas. Galbūt vaizdų žmonės daro mažiau paieškas, labiau teksto. Tai galima patikrinti tiek Google svetainėje, tiek faktų tikrintojuose.
nacionalinių naujienų svetainėse, ar ta informacija, kurią mes matome, yra juose. Mano toksai gan atrastas įdomus veiksmas yra svetainėse, naujienų svetainėse dažnai yra tas paieškos laukelis. Tai, kad nereikia eiti į Google ir ieškoti ir rašyti, tada aš nueinu į pagrindinius patikimus šaltinius ir rašau tam tikras frazes, faktus į paieškos lauką. Jeigu informacija iššoka, jeigu jinai iškrenta, tada ta informacija ir jinai yra patikrinta. Toliau, ką turi naudingo Google ir panašios dirbtinio intelekto paremtos svetainės, tai yra vaizdų paieškos. Dažna žurnalistų praktika yra apkarpyti nuotraukas arba kažką jomis dar prikurti, dėti, pagražinti. Ir tai realiai iškraipo mūsų žiūrovų interpretaciją apie tai, ką mes matome. Visai neseniai mačiau gal kažkam užsienio portale, vyras bėgo paskui moterį. Ir kažkaip patikrinau komentarus, ne čia galvoj pasirinkimus, ką žmonės komentuoja. Ir dauguma buvo nuomonės, kad vyras puola moterį, moteris silpna, ginkime ir skatinkime už prevenciją, įdėkime kameras į kates ir panašiai. Ir labai pastebėjau, kad tie žmonės, kurie komentavo, ko gero neskaitė straipsnį, nes įkelus tą nuotrauką į internetą, pilnas jos formatas rodo, kad moteris bėga nuo šuns ir vyras bando pagauti šunį ir ją išgelbėti. Tačiau ta dalis apatinė, kur šuo yra bėga, jinai buvo nukirpta ir kelta į straipsnį. Ir taip yra sukuriamas vaizdas, kad yra visai kita interpretacija negu kad originalas. Ir tai yra dažna. Labai dažnas iš mūsų skaito tik tais antraštės arba tik tais žiūri į iliustracijas. Galbūt irgi įdomus patikrinimas, kiek iš mūsų, kurie skaitome naujienlaiškius, perskaito antraštės ir vertina straipsnį pagal antraštę, nepaskaitė straipsnį. Nes jis nėra galbūt pakankamai įdomus, bet užfiksuoja tą informaciją antraštės kaip faktą, kuris yra teisingas. Jeigu esate kaip aš, galbūt kartais pakelkite ranką ar tai nykštis, sureaguokite kažkaip. Vieningai aš vienintelis, kuris vertina pagal antraštės kartais. Ok, supratau. Vadinasi, turim labai kritišką auditoriją, kuri 100% visą laiką vertina informaciją adekvačiai ir nedaro išvadų apie knygą pagal jos viršelį. Labai gerai. Džiaugiuosi. Toliau, kas labai yra, kad tokios pačios paieškos padeda nustatyti, ar tekstas yra tikslus, ar vaizdu manipuliuojama, kaip jau minėjau. Ir faktų tikrinimas yra naudingas prieš paskelbiant informaciją ir po jos. Tiek man bendraujant su kitais žmonėm, jaunimu pastebiu, kad ypatingai jaunimas dalijasi informaciją beveik negalvodami. Būt tai socialiniai tinklai, radijas, televizija, visą tai, ką išgirs, jie dalijasi aklai, dažnai net neįvertinami, ką ta informacija reiškia, dažnai net negalvodami, nedarydami tam tikrų interpretacijų. Toliau,
šiek tiek palavinti mūsų kūrybiškumą, jeigu būtume žurnalistai. Kokį pavadinimą duotumėte šiai iliustracijai? Galbūt kažkas skandalingo, kažką pritraukiančio dėmesį. Turim šią nuorodą, tą paveiksliuką ir kokia būtų Linai, jūsų mikrofonas išjungtas. Ačiū. Kaip atrodo realiai šios nuotraukos pilnas vaizdas? Atrodo, kad turim kažkokį tai ryklį, žuvį, kažkas kažkur vyksta, tai viso labo yra kažkokia tai antis, kuri plaukioja fone. Naftos dėmesys iš 14 km. O, labai geras pavadinimas. Keliam toliau. Kokį pavadinimą duotume šiai iliustracijai? Kas matom, galbūt kokia yra interpretacija, įspūdis. Labai gerai. Na va. Ir koks atrodo pilnas vaizdas to, ką mes matome per nuotrauką, kurią dalinuosi. Ir atvirai kalbant, vėlgi, kiek bendrauju su jaunimu, su studentais, dauguma jų panašiai ir daro. Galbūt ne Lietuvoje, nesame tiek desperatiški, tačiau užsienyje jaunimas vakaruose tikrai daro tokius triukus, tam, kad gautų daugiau dėmesio, pritrauktų žiūrovų, sekėjų ir panašiai. Kokį galim duoti pavadinimą čia, ką matome, kokia būtų interpretacija? Žaidimai, čia nuvaryk pirmi. Taip, žaidimai jūroje, žaidimai vandenyje, romantiškas laisvalaikis, prie vandenyno. Aha, kodėl ne jūros? Tai va, ir koks yra pilnas šios nuotraukos vaizdas? Žmonės gražiai leidžia laiką, tačiau kažkas kenčia, kažkas jiems padeda tą akimirką sukurti. Na ir ko gero paskutinis. Kokia čia būtų interpretacija? Pasitikėjimas, naujas automobilis. Taip, Jūrate, kokia būtų interpretacija, žiūrint į šią nuotrauką? Na va, ir koks puikus, sėkmingas, pasitikintis žmogus šalia puikaus automobilio.
Tai va, su visom šiom įžvalgom galime pastebėti, kaip lengva yra padaryti išvadas, neturint visos informacijos prieinamos savo. Ir atvirai kalbant, tiek konfliktuose, tiek darbe, tiek namuose, mes dažnai perinam prie išvadų, prie kažkokių tai nuomonių, nežinodami visos informacijos. Ir labai dažnai tai vyksta, kuomet esame emociškai įsielektrinę. Dabar klausimas, kalbant vėlgi apie naujienas, žinias, radiją, žiniasklaidą, socialiniai tinklai, taip sklinda naujienos, o ypatingai blogos naujienos. Tai čia galbūt kaip ir versle yra kažkoks šaltinis, jo pasidalijama į visuomenę, yra informacijos priėmėjai ir kuomet informacija yra kažkas, kas mus įelektrina, kažkas, kas mus sujaudina, kažkas, kas kelia mums nerimą, arba aplamai tai yra pavojinga ar neigiama. Statistiškai mes dalimės šią informaciją su bent jau 6 žmonėmis. Tie 6 žmonės, žinoma, atitinkamai reaguoja kaip mes ir pasidalyja su dar bent 4-5 žmonėmis. Ir tas tinklas plečiasi, didėja, kol ta informacija grįžta vėl pas jūs. Dabar pagalvokite, jūs išgirdote naujienas per televiziją, per radiją. Po 2 dienų šią informaciją išgirsite iš dar 3 žmonių, su kuriais dar nebendravote, su kuriais tą informaciją nesidalijote. Jūsų įspūdis apie tą informaciją padidėja bent jau 3-gubai. Jūs 3-gubai labiau tikite, kad ta informacija, kurią gavote, tos naujienos yra teisingos vien dėl to, kad jos buvo patvirtintos iš kitų žmonių, su kuriais jūs tiesiogiai nebendravote. Tas berods yra kažkokia knyga, kad per 6 sluoksnius galime pažinti visą šalį žmonių. Pažinti žmonės bet kuriam sluoksniai ar vietai per 6 lygius. Va, mes sklinda naujienos, jų pagrindinė ypatybė yra tai, kad jos sklinda greitai ir kad jos sklinda plačiai. Ir kuo daugiau mes jų girdime iš televizijos, radijo, iš savo draugų, artimųjų, tuo labiau mes jomis tikime. Turbūt girdite, visai, nei vienas iš mūsų nemėgstame reklamos, ne? Ten stendai gatvėje, interpai filmuose ir panašiai, ten radiją eina, vis tokie per YouTube iššoka. Kodėl didžiosios korporacijos įmonės žinodamos, kad mes nekenčiam reklamų, kad mes jų tiesiog baisiai nemėgstam ir vengiam, vis tik investuoja milijonus į šias reklamas? Kodėl jie taip daro? Nuomonių? Labai gerai. Kodėl jos veikia? Kaip jos veikia? Teisingai, jos veikia, jos skatina pardavimus, bet kodėl? Taigi mes jų nekenčiam. Apsifiksuoja galvoje. Taip. Teisingai. Jeigu išgirdote reklamą, tarkime, nežinau, kažkoks naujas produktas, naujas Coca-Cola skonis, ir jūs esate restorane ir tas Coca-Cola skonis kažkoks, nežinau, špinatai su čiliu ir šalia yra tradicinė Coca-Cola. Kurią imsite? Didžioji dalis statistiškai ima tą klasikinę Coca-Cola.
Kodėl? Nes jie jau pažino, matė, girdėjo ir patyrė. Tačiau kodėl reklama yra visur aplink mus, tai yra dėl to, kad kuo dažniau kažką matome, kuo lengviau yra atpažinti. Kuo lengviau atpažįstame, kuo lengviau įsimename. Kuo lengviau įsimename, tuo labiau tai tampa mūsų tapatybės dalimi, mūsų patirties dalimi. Ir kuomet yra du pasirinkimai, žinomas ir nežinomas, visada pasirinksime tą, kuris yra žinomas. Ir čia yra visa magija, čia yra visa reklamos įtaiga. Nors mes ir nekenčiame, tai užsifiksuoja mūsų pasąmonėj, tai yra kartojama ir kuo daugiau tai yra kartojama, tuo labiau mes tai įsimename. Tai va, galbūt šį metodą galime pritaikyti ir įsimenant žmonių vardus. Tai va, kalbant apie naujienas, galbūt, nežinau, kiek domitės, kaip veikia socialinių tinklų algoritmai. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks veikėjas, žmogus, organizacija ar tai botas, kuris padalino informaciją, kuri yra netiksli, melaginga, ar tai skatina propagandą, kartais tai yra ir remiama kaip reklama, o kartais tai tiesiog yra dalimasi kaip straipsnis, kaip įrašas, kuris sklinda organiškai. Ta informacija eina per Facebooką, per fanus, per žmonės. Tie žmonės dalysi su kitais žmonėmis, kiti žmonės stebi, dalyjasi, reaguoja, kažkaip komentuoja. Ir kuo daugiau yra reakcijų, tuo labiau ta naujiena plinta. Taip jau yra, kad socialinių tinklų algoritmai, kodai, jie žino, kas yra jūsų artimiausi draugai, jie žino, su kuriais draugais, kuriomis temomis bendraujate ir remiantis tuo, kokia yra čia informacija, ta informacija eina pas A žmogų, bet ne pas B. Ir jeigu A reaguoja, jeigu jo draugas reaguoja ir galbūt yra tikimybė, kad ir B sureaguos, ta informacija perima ir jam. Jeigu jisai nesureaguoja, tada kodas tą informaciją to bruožo žmogui atmeta ir toliau keliauja testuodamas tuos, kurie į tai reaguoja. Tai kaip yra kuriamos tos masinės naujienos, tie viral videos, yra būtent pagal reakcijas. Kiek laiko mes žiūrime, ar paspaudžiame tą like mygtuką, ar parašome komentarą, ir ar pasidalėjame, ar išsaugojame. Kompiuteris, telefonas visą laiką fiksuoja netgi sekundžių dalimis, kiek mes praleidžiame laiko su tam tikru įrašu. Aš asmeniškai esu prieš kates. Ir kažkurią dieną atsiuntė mano pažįstama ten kažkokį video per Instagramą apie kates žaidžiančias balkonį. Ir aš padariau klaidą, pažiūrėjau tą video visą berods, pažiūrėjau jį gal 2 sykius. Tai šita klaida man kainavo savaitę laiko matyti kates savo sraute. Tai va, tai net nereaguojant, net nekomentuojant, net nesidalijant, kodas pamatė mane, kad aš žiūriu visą video, peržiūrėjau jį gal 2 sykius, kodas pagalvojo, kad aha, man tai yra įdomu, kad aš netgi pažiūrėjau 2 sykius ir padavė man visą šūsnį informacijos įrašų būtent tą temą. Tai va, tai kaip galime programuoti savo socialinių tinklų įrašus, tai yra labai atsargiai vertinti, ką žiūrite ir kiek laiko. Atsargiai dalinkite informaciją čate, nes kai kartais jinai eina į bendrą čatą. Tai va. Ir pavyzdžiui, kas yra nežinoma dar apie naujienų agentūras, tai yra tai, kad lygiai taip pat žmonės dalysi informaciją, lygiai taip pat agentūros perdirba turinį, tarkim 10 minučių turinį, iškart po 30 sekundžių dalimis išsirenka tai, kas jiems yra svarbiausia, įdomiausia ir labiausiai pritraukia dėmesį ir tą kelia į internetą. Tai paverčia į tekstą, į istorijas, į įrašus, į paveiksliukus, į infografikus
Ir ta galbūt viena melodinga naujiena įgauna 10 skirtingų formų, 10 galbūt skirtingų kanalų. Ir kiek tai reikia pažiūrėti, kad vienas faktas nueitų klaidinga linkme. Ir dauguma puslapių, agentūrų, fanų seka vieni kitų naujienas ir dalysi vieni kitų naujienom kaip tinkle. Ir atvirai labai mažai lieka erdvės kažkam tai originalumui. Dabar judant į priekį, kalbant apie geras naujienas. Gaila, tačiau geros naujienos taip plačiai, taip greitai nesklinda kaip blogos. Statistiškai, kuomet mes išgirstame geras naujienas, pagūšėjame pečiais, galbūt pasidalėjame su maksimum 3 pažįstamais draugais ir viskas tuo iš esmės baigėsi. Ir klausimas, kodėl geros naujienos nesklinda taip gerai, nesklinda taip plačiai, greitai kaip prastos naujienos, kurios mūsų įjaudrina, įelektrina, skatina mūsų emocijas. Kokia ta priežastis galėtų būti? Žinau, kad žinote, kodėl kriminalai, karas, nusikaltimai, kažkas neigiama mus verčia reaguoti kur kas labiau negu kitos naujienos. Ir mes tuo dalijamės. Kodėl? Labai prastai girdėjusi, žinokit. Aha, nes labiau mus paliečia. Labai gerai. Kodėl jos mus paliečia kur kas labiau negu geros naujienos? Stipresnės emocijos lydi neigiamus dalykus, kas čia tai labiau įsimeni. Aha, labai gerai. Aš labai dažnai, kuomet bendrauju su tradiciniais žmonėmis iš gatvės, gaunu tokias kontroversiškas reakcijas. Sakau, kad žmonės labai mažai kuo skiriasi nuo gyvūnų. Ir iš esmės, kaip kažkoks mokslininkas minėjo, kad žmogus yra 98 metų Windows'ai instaliuoti ir įrašyti į naujausią Mac kompiuterį. Va čia yra mūsų smegenų ta aklai dalis, stebime, kad mes reaguojame į viską, tarsi tai yra tiesa. Ir mūsų smegenys yra sukurtos taip, kad mes reaguotume į absoliučiai viską ir labiausiai į tai, kas yra pavojinga. Labiausiai į tai, kas kelia susirūpinimą, kas kelia grėsmę mūsų sveikatai, mūsų artimųjų gyvybei. Taigi tai yra gyvūnų reakcija, ne? Tai yra augalų, gyvūnų reakcija, tai kova dėl išlikimo. Mums realiai nėra jokios grėsmės. Ir vis tiek mes, matydami, kad kažkur už tūkstančių kilometrų vyko uraganas, kažkur sprogo bomba, kažkur įvyko potvynis, ne? Mus vis tiek tai paliečia, nes smegenys yra empatiškos ir jos visą laiką reaguoja į tai, kas yra skausminga, kas kelia grėsmę. Ir mes natūraliai tuo dalijamės, nes esam bendruomeniški gyvūnai, socialūs gyvūnai ir
natūraliai tą informaciją dalimės su kitais, kad kiti išsigelbėtų. Kiek iš mūsų manote, kelkite ranką, tai nykšti, kad priimate sprendimus logiškai, racionaliai ir paskaičiuotai. Už, prieš, gerai, blogai, Gintaras. Aš su Gintaru prieš 2 metus toj pačioj lygoj. Daugiau niekas negalvoja, kad priimate sprendimus logiškai, racionaliai ir paremtais faktais. Gerai. Daiva. Nu va, mes jau 3. Gerai. Va, tai prieš 3 metus, 2-3 metus, žinau, iš tikrųjų, kaip mes priimame sprendimus. Ir tradiciškai vyrai galvoja, kad jie priima sprendimus racionaliai, logiškai, pakodami už ir prieš visus variantus, scenarius ir sprendimus. Tai, kalbant apie biologiją, pilkoji masė, neokorteks, yra mūsų logiškas ir racionalus mąstymas. Ir dar yra limbinė sistema, kurioje yra mūsų emocijos ir kuri išskiria hormonus. Tai yra jausmus, emocijas, pojūčius, ką mes jaučiame tą akimirką. Visi tie pojūčiai priklauso nuo to, kokie hormonai yra išskiriami. Va, visa ta širdis, pojūčiai širdyje nėra širdyje, jie yra išskiriami iš limbinės sistemos ir yra mūsų primatų smegenys, tai yra roplio arba dinozauro smegenėlės arba smegenų kamienas vadinasi lietuviškai, dar biologiškai gal prisiminsiu. Ir šita smegenų dalis yra atsakinga už mūsų instinktus. Ji yra atsakinga už mūsų išgyvenimą ir išlikimą. Ir viena iš jos pagrindinių funkcijų yra vengti skausmo, vengti diskomforto ir siekti malonumo. Tradiciškai mes galvojame, kad mūsų sprendimas eina iš išorės į vidų, įvertinam faktus, visus už ir prieš argumentus, patikrinam savo požiūrius, ar mes tikrai jaučiame, kad tikrai priimam geras sprendimą ir tada mes jį priimam. Tačiau realiai iš tikrųjų kaip yra. Tai pagal tai, kaip galvoja mūsų ropliukas, dinozauriukas galvoje, ar jis jaučia malonumą ar diskomfortą, pagal tai išskiriami hormonai, jausmai, emocijos ir pagal tai mes randam faktus, palyginimus, skaičius ir argumentus ir priimam pagal tai savo sprendimą. Tai nėra taip, kad pavyzdžiui yra 2-3 telefonai ir kainą žemiausia mes tą ir perkame. Ne, pagal tai, kaip mes jaučiamės, pagal tai, koks yra brandas, yra kitų žmonių atsiliepimai ir tai, kaip jis verčia mus jaustis. Dėl to kiekviena reklama arba kiekviena gera reklama ir straipsnis naujiena visą laiką aktyvuoja mūsų stiprias emocijas. Kuomet mes esame emociškai įelektrinti, mes esame linkę išjungti savo logišką mąstymą ir tiesiog elgtis impulsyviai. O impulsyvus elgesys yra dažniausiai informacijos dalymasis, jos priėmimas kaip fakto ir reakcija atitinkamai pagal tai, kas čia vyksta. Tai va, visos naujienos, visos apgaulės, visa informacija ir kibernetinis saugumas yra paremtas būtent ant šios dalies, kaip mes reaguojam, kaip reaguoja tas mūsų ropliukas smegenyse, ar jisai jaučia grėsmę, ar jisai jos nejaučia. Jeigu jisai jos nejaučia, jisai yra ramus ir nejaučia to polinkio dalintis informaciją. Jeigu
yra grėsmė, jeigu yra kažkas, kas verčia nerimauti, aktyvuojasi jausmai ir aktyvuojasi veiksmai tuo pačiu. Dar kas svarbu yra įsiminti, galvojant apie mąstymą, apie kritinį mąstymą, tai yra valdyti informaciją per 4 lygius. Pirmiausia, tai yra skaičiai, faktai galbūt, kažkokie signalai, tokia neapdirta informacija. Būtų galbūt kažkokie tai apklausos skaičiai, rodmenys, tyrimo rezultatai, kurie dar neturi interpretacijos. Tai yra tas šaltinis, tai yra tas resursas, kuris gali įgauti bet kokią formą. Ar tai būtų žalinga, melaginga, neigiama, ar tai gali būti teigiama. Tarkim, ant stalo yra pusė stiklinės vandens ir tai yra informacija. Kaip mes ją interpretuojam, tai jau yra antras lygis, tai yra galbūt lietuviškai informacija, kaip mes interpretuojam tą, ar tai yra pusiau pilna, ar tai yra pusiau tuščia, ar vanduo yra skaidrus, ar vanduo yra neskaidrus, ar jisai yra geriamas, ar jisai yra kaip dekoracija. Atsakome visą interpretaciją pagal tai, kaip mes jaučiamės tą akimirką. Tai yra kažkas turi struktūrą, kategorijas ir yra įvertinta. Keliaujant toliau, mes padarome kažkas tai išvadas, suteikiame reikšmę tai informacijai, kurią mes gauname. Tai būtų įžvalga, pamoka, išvada, kažkokia diskusija, ar tai nauja idėja pagal tai, ką mes jau žinome. Ir kalbant būtent apie andragogiką, kad suaugusieji dažniausiai mokosi, kaupia savo žinias, kuomet jos yra dalis to, ką jie jau žino. Dėl to yra labai sunku suaugusi patyrusi žmogui tikti kažkuo nauju, kontroversišku, nes tai yra visiškai priešinga tam, ką jisai arba jau žino. Ir galiausiai, ko visi turėtume siekti, tai yra išmintis. Tai yra tai, kaip mes suprantame, kaip mes taikome informaciją, kaip jinai reaguoja į mus, aplink mus, kokie yra galbūt šablonai aplink mus, kurie tą informaciją patikrina arba ją paneigia. Kuomet vertiname informaciją, kuomet esame pasimetę ir nežinome, kaip vertinti informaciją, kurią mes gauname, ar tai naujienas, patikrinkime savo tomis pradinėmis žiniomis ir su tuo, ar ta informacija skatina mus reaguoti, skatina mūsų stiprias emocijas. Ir keliaujant apie naujienų vertinimą, jų atspėjimą ir atsirinkimą tai, ar jos geros, ar blogos, teisingos, ar neteisingos, yra nuoroda čia į straipsnį, kuris dalijasi šiais įvykiais, kurie yra paremti dirbtiniu intelektu. Toliau yra appsas, kas naudoja Apple telefonus, gali šioje nuorodoje rasti informaciją, appsus, kurie gali būti naudingai žiūrint informaciją per telefoną. Toliau turime Midam, kuris buvo pradžioje pritaikytas WhatsApp programėlei, tai yra tikrinti naujienas pagal tai, kaip jos ateina į jūsų chatą, pagal nuorodas. Ir dabar, kiek domėjausi, ta platforma, kuri irgi yra paremta dirbtiniu intelektu, jau yra išplitusi į Messengerį, Telegramą, Viberį, Twitterį
ir kas čia paskutinis net nežinau. O tai yra gan labai naudingas įrankis, kuris tiesiog čiate padeda įvertinti vieną faktą, ar tai yra teisingas ar ne. Dar kas yra gerai, visiems prieinama ir labai lengvai prieinama, tai yra Google faktų tikrinimo platforma, naršyklė, kuris skirta palengvinti faktų tikrintojų, žurnalistų, tyrėjų darbą, įskaitant ir mus, kuomet esame neužtikrinti, kuomet dvejojame, ar ta informacija yra teisinga. Galime tiesiog nueiti į šią platformą, į šį puslapį ir įkelę ar tai paveiksliuką, ar tai nuorodą, patikrinti tos informacijos šaltinius, jos tikrumą ir saugumą. Dar vienas yra Logically, tai yra nemokamas appsas telefonams ir plėtinys naršyklei, kuris leidžia patikrinti faktus, vaizdus iš mūsų telefono ar naršyklės. Taipogi paremtas dirbtiniu intelektu ir naudojamas automatinės paieškos funkcijos. Dabar, kodėl dalinuosi įrankiais, kurie yra paremti? Atsiprašau, nekišimo balsą. Dabar, kodėl dalinuosi informaciją, kuri arba nuorodomis, kurios yra paremtos dirbtiniu intelektu. Būtent dėl to, kad žmogaus vertinimas yra subjektyvus, kartais šališkas. Ir žmonių resursai yra riboti. Tinkamai apmokus dirbtinio intelekto įrankis galime... Atsiprašau labai, Sidona, jūsų mikrofonas įjungtas, jeigu galite, išjungkite. Sutvarkėm. Ir dėl to yra kur kas efektyviau ir taikliau įvertina informaciją, kurią jūs patikite kaip nuorodą ar tai kaip paveikslą. Dar vienas yra gan smagus, vadinasi Snopes, ir tai yra faktų tikrinimo ir originalių pranešimų tyrėjai, kurie taipogi leidžia patikrinti top melagingas naujienas, vėliausias melagingas naujienas, archyvus ir netgi turi žaidimą, kur galime patikrinti naujienas. Jeigu paspausčiau ant nuorodos, tai to atidaryti, galime šiek tiek pažiūrėti, ar atspėsite tam tikras naujienas. Tiesa, ar melas, kad Haris Trumanas buvo respublikonas. Spėjimai? Taip, Daivas, skaitimis pasidalinsiu. Tiesa. Bandom tiesą. Teisingai. Kitas iššūkis. Country music icon Dolly Parton helped fund the modernist COVID vaccine. Tiesa ar melas? Ar Dolly Parton finansavo COVID vakcinas? Žiūrime į sprendimus. Melas. Netiesa, ji finansavo. Ir sužinojo. Tai va, šį įrankį galima naudoti, arba šį puslapį galima naudoti su studentais, mokiniais, būtent patikrinti, kokios yra jų žinios ir tai, kaip jie vertina naujienas, ir galbūt tai kažkokia diskusija, kuri skatintų jų kritinį mąstymą. Ir dar čia yra, žinoma, atsitiktinių faktų rinkinys, kur svetainės autoriai dalijasi straipsnį ir tada jo vertinu, kas iš tikrųjų yra tame straipsnėje. Ar tai yra tiesa ir melas ir per kurią vietą. Va. Ir grįžtant atgal į mūsų puslapį, į mūsų
skaidrės, jeigu būna kartais, kad ne visada įrankiai, appsai, telefonai, pilietiniai yra po jūsų ranka. Tokiu atveju galima naudotis šiuo kompasu su 8 žingsniais. Aišku, jį galbūt yra sunkiau prisiminti negu kurią testą, tačiau svarbiausia yra patikrinti, ar turinys yra teisingas, ar vaizdai nėra iškraipyti, pamodifikuoti, nukreipti ir pridėti. Šiais laikais su dirbtiniu intelektu yra labai lengva sukurti vaizdus. Manau, bandėte, pastebėjote, žinote. Yra lengva sukurti kažkieno balsą ir yra lengva sukurti kažkieno balsą ir vaizdą. Tai yra taip vadinamas deepfake. Ir dėl to labai daug vyksta apgavysčių, vagysčių ir žmonės pakliūna į šias pingas. Tai va, tai vertiname turinį ir jisai mus skatina reaguoti, nors reaguoti, prieš reaguojant reikėtų pasitikrinti, ar turinys yra teisingas. Tada patikrinti, ar leidėjas, šaltinis, kokia yra jų intencija, ar jie skatina jūs kažkaip reaguoti, galvoti, jausti ar mąstyti. Jeigu taip, kodėl? Reikia paklausti, kodėl šitas straipsnis nori, kad aš galvočiau būtent taip. Patikrinti autorių, nes atvirai kalbant, manau, ir jūs to tikite, kad labai sunku rasti objektyvų, sąžiningą žurnalistą. Ir nes visa žiniasklaida yra finansuojama tų, kas moka už reklamą, tai va, tai tuomet autoriai yra finansuojami, tai irgi reiktų patikrinti, kokios yra jų intencijos. Galiausiai ir tada ketvirtas žingsnis yra patikrinti šaltinius. Dar gruodžio mėnesį turėjau atsiskaitymus su savo studentais ir buvo vienas referatas, kuris sukėlė man įtarimą. Patikrinau jo šaltinius, šiek tiek tekstą ir paaiškėjo, kad tie šaltiniai nerealūs, jie neegzistuoja. Pasikviečiau studentą, paprašiau jo įvardyti, kur jisai rado tą informaciją. Ieškojo ir nerado. Ir galiausiai prisipažinau, kad tą informaciją gavo iš ChatGPT. Ir tie, kas naudoja jį, žino, kad dirbtinis intelektas ne visada pateikia teisingą ir realią informaciją. Tai va, tai prieš dalintis reiktų pasitikrinti, patikrinti vaizdus ir paveikslus, tą jau minėjau, pagalvoti prieš dalintis, vėlgi tas mūsų emocijos. Mūsų emocijos yra pagrindinis faktorius, dėl ko melagingos naujienos sklinda. Jos verčia mūsų reaguoti ir pagauti save tą akimirką, nepasidalinti, nepasakyti, neužfiksuoti. Yra gan sunku. Jeigu jūs tai turėtumėte šią informaciją perduoti ir kitiems. Turėtumėte mokyti kitus, reaguoti lygiai taip pat kaip jūs. Šaltai, logiškai įvertinti tiesa, melas, kokia intencija, ką noriu galvoti perskaitęs šią informaciją, šią naujieną. Toliau paklausus ir kvestionuoti savo subjektyvumu. Ir kaip ir minėjau pradžiai, kuomet kalbėjau su teta, aš turėjau savo subjektyvę nuomonę ir natūraliai norėjau atmesti jos nuomonę. Tačiau buvau pakankamai atviras. Pagalvojau, kad galbūt aš ne viską žinau, galbūt aš nežinau visos istorijos, kaip tame paveikslėlį, ir pastumėjau tais faktais, ką jinai minėjo daugiau ir paaiškėjo, tai yra tiesa ar melas, tikėti to ar ne, priimti ar ne. Ir galiausiai prisijungti prie žmonių tinklo, kurie jau aktyviai galbūt vertina ir dalysi netikrais faktais.
Galiausiai vienas klausimas galbūt ir jums, kaip jūs tikrinate, vertinate faktus, kokia yra jūsų praktika, būdai, patarimai, galbūt vieni kitiems. Galbūt yra kažkas, ko dar nepaminėjau, šaltiniai, svetainės. Logika. Na, logika vėlgi yra kartais paremtos emocija ir logika, mano suvokimu, yra įgūdis, kurį reikia lavinti. Jeigu jūs lavinate, gal labai gerai baigti. Jeigu abejo periodas, nesidalinsiu nieko. Ieškoti kitų šaltinių. O kitų šaltinių ieškome per Google ar per kitas paieškas. Na gerai. Ne, dar čia buvo. Nes Google Scholar. Šiaip neplanavau, bet galiu pasidalinti vienu įrankiu, kurį radau gan neseniai, išbandinėjau nuo naujų metų. Jis vadinasi research.com. Ir man patinka šis įrankis, jisai turi visų šių platformų duomenis, turi įrašytą į save dirbtinio intelekto, kaip botą, kaip funkciją, ir jisai neseka jūsų privačios informacijos, nes kuomet tradiciškai mes dalijamės, ieškome kažko tai per Google, jisai paima mūsų vardą, adresą, galbūt elektroninį paštą, lokaciją, galbūt ekrano vaizdą ir visus kitus metaduomenis ir juos apdoroja. Research, jisai turi filtrą, kuris nufiltruoja jūsų asmeninę informaciją ir į paieškos mechanizmą, bazę, siunčia tik tais jūsų užklausą. Ir kuomet jinai grįžta, jinai vėl grįžta plika informacijos, be jokių metaduomenų ir grįžta pas jūs visai saugiai. Ir apart to, pliusas šita platforma turi savo kripto žetoną ir kiekviena paieška gali jums generuoti centą, 2, nežinau, pusę cento, tačiau kur kas geriau gauti kažką tai mokestį už paiešką, negu kad aklai atiduoti savo duomenis didiesiems gigantams. Tai esu labai linkęs į savo duomenų saugumą, kibernetinį saugumą, ir jeigu galiu apsaugoti savo paieškas, savo subjektyvumą kažkaip, tai naudojuosi panašiais įrankiais. Dėl to kažkaip pagalvojau, galbūt parekomenduosiu ir jums. Paskutinis, taip, mes čia visur praėjom. Ir faktų tikrintojų tinklas, paskutinis šio seminaro webinaro žingsnis, tai yra faktų tikrintojų tinklas. Noriu pakviesti jūs ir jūsų studentus tapti faktų tikrintojais. Ir ką iš tikrųjų daro tie faktų tikrintojai? Jie yra atsakingi už naujienų, ypač tos, kurios pasklinda rinkimo kampanijų metu, jų registracija ir jų demaskavimą. Kol kas pas mus labai didelių rinkimų nėra, tačiau dėl to kvietimas yra būtent sekti naujienas, jas registruoti ir sekti tuos faktus, kurie galbūt yra įtartini. Kaip tą daryti? Tai yra naudoti faktų tikrinimo įrankius, kuriuos pristačiau šiandien, per šias nuorodas,
kurios irgi yra į panašius projektus. Ir tam reikėtų skirti kokias 2-3 valandas per mėnesį iki gegužės mėnesio. Tai realiai 3 mėnesiai likę. Ir tiesiog sekti naujienas ir pasidalinti su mumis. Tai ką radote, ką pastebėjote, kas galbūt nėra tikslu, melaginga, nėra tikslinga, ar tai būtų Lietuvoje, ar tai būtų užsienyje. Tai jeigu, kalbant apie norą įsitraukti į šį tinklą, šio projekto veiklas, tai galima skenuoti šį kodą ir užsiregistruoti. Jeigu noro nėra, tada tiek būtų šiandien. Mano vardas buvo Linas Strešelskis, malonu. Ir čia yra visos projekto nuorodos ir registracijos, mūsų asociacijos puslapis. Priminimui, jeigu kada bus įdomu įsitraukti jums patiems į panašius projektus, kalbėtis panašiomis temomis, kas liečia jaunimo, studentų profesinį ugdymą, visada būsiu linkęs bendrauti ir diskutuoti. Tai tiek šiandien, šiek tiek užtrukau ilgiau negu valandą, labai atsiprašau. Ir tada visiems gražios dienos arba galime padiskutuoti, jeigu bus kažkokių papildomų klausimų.